Sveiki visi žvejojantis ir prie tinginio. Šiandien mes esame ant Kauno marių kranto vėl ir bandysim naujus jaukus. Ne tai kad naujus, bet aš jų pats nebandęs dar anksčiau. Tai dirbsim šiandien su sensacijų jaukais. Bandysim 3000 seriją Bremės. Tada irgi 3000 Bremės jaunė santė. Toksai geltonas ryškiai jaukas. Ir pastambinimui 300 karpės jaunė. Visus tos jaukus juos pasaldinsim taip pat Sensaso Aromiksu Tiger Nuts. Nežinau, jūs čia matot ar nematot. Turėtų būti bombiškai saldus jaukas ir tikiuosi taip pat bombiškai greit karščiai įsikranta. Pažiūrėkite su kokia nuostabi vieta šiandien. Važiavom visiems gerai žinoma. Kokia ramybė. Ten matot savo salikę. Tai tikrai manau suprantat, kur aš esu. Vadinamas Lašiniuose. Pragariškas kelias iki čia laukia. Davažiavau, kaip išvažiuosiu dar nežinau. Bandysim kažkaip, taigi maišom, darom, gaudom ir pagaunam. Į bebriukas, į bulvę šitą va. Į damanudžiukus. Kai sakau taip ramu, tai vada visą giminė susirinko. Ką, pagaliau susirašėm, apsivalėm, Žulių kalnas. Buvo vėjas stipriai gan užkilęs, jau galvojau bus nesmagu. Aišku, nesmagu, nes pamiršau pasiimti pedaną. Tai sėdžiu taip gerokai įbridęs į vandenį platformą, jis nešęs, bet teko netgi skendint. Nes kitaip čia biškį sunkoka. Bet gaus ar žuvis gerai kaip. Tai dabar ką skenuosimės, žiūrėsim dugną. Čia yra kažkur 10-12 metrų. Buvo gandų, kad žuvis laikosi gilyje dabar dienos metu. Priskenuosim, ieškosim žvėriuko, mūsų tiklas rasti tokį iš dumblo į žvyrą perėjimą. Jeigu to nerasim, tada ieškosimės kokios ten dobelės ir panašiai, ar kažkokio akmenuko aplinka bazuotis. Taigi skenuojam, bandom, darom, žiūrim, gaudom. Kol kas buvo 8 metrai gylis ir dumbliukas palei pat brovkę tik tai palei pat brovkę žvėriukas. Žulių kalnas. Mes apsivaliau. Bandykim biškį toliau. Iš čia buvo gan artimas atstumas. Buvo gal koks 30 kilometrai buvo kažkur. Aš dabar gilę pamiršau patikrinti, paskaičiuoti, užsikalbėjęs. Bet ne ką ramės, kaip sakant. Gyvas var dumbliukas. Labai noriu aš palei pat brovkę sės ant to žvyro. Kamerą paėmiau. Čiut nenusidėmiau kameros. Nieko blato, bandysim dešiniau biškį. Nes padešinį nesėdi, gan toli sėdi kažkur, bet niekad nepatingėkit užkoti tinkamas vietas, pamėtą švinelį, nes išsirinktai labai daug lemia. Būtent tas taškas, tu gali ten turėti labai, nežinau, stebuklingą ten receptūrą, javus padavinėti ten kaip profas, nežinau, kaip ringersas ar nors, bet jeigu ta vieta bus netinka, ten žuvis tiesiog nesulaikys, ten nenorės būti, tu daryti ką nori. Jeigu žuvis laikos ant 12, ten 8, tarkim, bandai, arba
ant žvėriuko peršės, kai dažnai mėgsta mariose būti daryti, ant žvėriuko laikosi, tu ant to dumblo bandai ten, viskas, tas dumblas sminga, tavo gyvė viskas, lieki nieko nepešęs. Ui, biškį išnauda. Skanuojam va su tokiu šviniuku. 60 gramų. Baraukis savo tiesiog ramiai. Biškį persisim, už tiek mes gerai nežadu. Apie 11 metrų. O, prašau. To, ko norėjau, to nėra, realiai. Na, pradedam startinį kilimą, pradžiai paleisim tokių va šeriminių šeriklą. Tik su jauku padarysim tokį taškelį ant dugno. Didesnį tokį, plotą būtent tos ryškios spalvos jauką. Tada biškį pasimsim sunkesnę šeriklėlę, kad greičiau nusileistų, gyvų paduosim. Jau centriau, taip, štai vieną vietą paduosim šiek tiek daugiau tų gyvų, dėsim Matiliaus kasterę pradžiai ir pakrausim, pažiūrėsim, kas čia bus. O jeigu ją matysim, ką duot, ką neduot, taigi išveičiu. Kur man tas taškelis, tai bus. Dapt. Teisė 10-tuką. Leidžiasi tai pasnikar gaudžiu ant 2 metrų, dabar reikia ant 8 su biškiu. Tai leidžiasi visam žinybė. Galima užmigti. Taigi žinios nekokios. Informacija, jog žuvis yra ant gylio, nepasitvirtino. Nei kiek. Kai pamačiau 10-15 metrų, kad dideli būriai kupros susurtais ar maudosi ir saulė pakelus nieks nepasikeitė. Supratau, kad informacija buvo klaidinanti. Važiavau į Sėklą, dabar yra apie 3 valandos, kažkur ten grįžau namo, nusiprausiau. Užsakau, apsipirkau biškį. Bandysim dabar po biškį pasišiaut, pažiūrėt. 3 valandėlės, po to škvalo žodą. Po to naktį praleisiu ant kranto ir jeigu ką, matysiu, jeigu naktis ramesnė po to pasidarys, gal naktį pabandysiu, pažiūrėsiu, kas čia vyksta. Vis tiek ant Sėklos mariose žuvis tikrai naktį kimba. Pažiūrėsim, kas vyksta. Taigi bandom, darom, gaudom, jaukinam ir tikiuos pagaunam pagaliau. Tos 2 trunkutės, tokie 3 matiliukai. Iškart atsakas, kai bandžiau dėti bzikelį ir matiliuką. Nei kliuvo nematau. Pasirodo, jie tokie kimba. Tokį orą važiuojam. Ne pats smagiausias reikalas, bet žuvis kimba. Biškį, pabiškį. Tai pasidėsim, pabandysim. Pasimirkyti.
nes noriu sulėti visos įrangos. Bet graišiukas kimba va dabar va. Įdomi labai. Duoda vieną linkimą, jeigu spėji, jeigu ne, viskas. Antrą nebus. Taip kažkaip pats taip lengvai neusikerta, taip turi pataikyti. Bet jis kimba, tikrai gan stambus. Tai, žodžiu, žvejojam. Kai nustos vis kažką pafilmuosiu, o kol taip lyja, tai tiesiog, jeigu taip vis laiką ir palis, tai tiesiog, parodysiu, ką pagalvoju ir tiek reikalų. Žodžiu, žvejybą teks sustabdyti, nes baisu. Kai pradėjau žaibos, supratau, kad metas lipti iš vandens. Tai šiek tiek paliksim žvejybos tašką savo ramybės, nors ir kiba, pastų žuvies. Taigi, išgyvenom audrą, praslinko. Ką aš galiu pasakyti, pradžiai važiavom į lašinius, galvom, turėjom gandų, kad kimba gilyje, gavas peklą visišką. Tai žiūrėkas daro. Karšio kupus visur. Kaip matot, žuvis laikos tikrai aukštai, net nereiks spėliot, kas ten per žuvis. Tai lašiniuose gavas nesąmonė, šnipštas, bet greit susiorientavom, supratau, kad reikia iš ten nežintis po velnių. Atvažiavom į viršužiklį, čia gylis didelis, 2-3 metrai. Ir galvom pabdysim čia, tik pasišėrus viską padarius audra. Pradžiui kol buvo vėjas, lietus, nieko, dar pasėdėjau, pagaudžiau, kas keiščiausia, karštis tikrai kibo, normalus, stambus. Pradėjau žaibuot, Danio pasidaviau, toliau gaudžiau, traukiau aš tą žuvytę savo. Kai kirt šalia žaibs, taip stipriai, kad gal biškį sigandau. Nusprendžiau, kad gana laukiam audrą dabar, va, giedras oras, smagu. Galit pasižiūrėti, kaip kas žmonės darosi, koks farelis. Tikrai geras oras. Tai kas dabar? Parodysim, ką pagavome. Ir tiek, ir važiuosi namo ilsis pagaliau nuo audros džiovinti rūbų. Žiūrėk, ką mes šiandien pagavom. Ten sąsajaukai per audrą veikia. Tikrai veikia. Receptuką matėt. Nesišykite veido, bet matot, kad tikrai kimba. Žuvytės tikrai yra. Tai ką, ruošiamės namo, ilsėtis, žuvytė atgal į Marytės, tegu plaukė. Kažkuris kitas su samcas atvažiuos prie lubda daugiau.